esam dar prie vieno objekto, atvažiavom pasižiūrėti, kaip mūsų montuotojai pabaigė darbus. Tai viskas atrodo labai gražiai. Čia yra sumontuotas vidutinio tankumo rombas. Va matom ant asfalto, kaip saulė, sakykime, persišviečia žiūrint iš kitos pusės, vat kaip gražiai krenta. Tai vat, jeigu tarp kaimynų būtų tokia tvora, tai visada dėkite į tą pusę, kuriam užstoja saulė tvora, kad šiek tiek būtų, vat, sakykime, apšvietimas, ne, žalytei ar kažkokiems tai augalams. Tai va, tai turim 8019 RAL spalvą pagal RAL paletę, vidutinis rombas, uždengimų nėra, tiesiog žmogus nusidažė stulpus pagal panašiausią spalvą. Ir einam į vidų, pasižiūrėsim, kaip iš vidaus atrodo, nes dažniausiai viską rodom iš išorės, o kaipgi ten iš vidaus atrodo tas rombas vidutinis, ne? Tai kada vidutinis rombas, tai žinokim, kad taip, horizontaliai žiūrint, turėtų matytis apie centimetrą. Gali matytis iki 2, priklausomai nuo jūsų tvoros aukščio, bet dažniausiai gaunasi apie centimetrą tarpelis, žiūrint horizontaliai. Taigi va, iš čia, kadangi mes esame aukščiau, galit pasižiūrėti, kiek daug per tvorą matosi iš vidaus. Tik dėl to, kad mes esame aukščiau ir žiūrim labiau žemyn, nes gatvė yra žemiau. Iš gatvės pusės to tikrai nesimatė, ten koksai netgi mažiau negu centimetras buvo. Tai va, taip atrodo iš vidaus. Daugiau, aišku, matosi, daugiau prasišviečia viskas, o iš gatvės ne. Taip, tai su tvora kaip ir viskas. Ar liko varteliai? Varteliai standartiniai, jau tapę standartiniais, bet visos tos smulkmenos yra tikrai vertingos. Uždengimo juosta, vyrius uždengia, matom kauliukai ankeravimo, yra kitoj pusėje vėl spynos užrakinimo kauliukas, gal čia nesimato, taip štai. Ir čia nėra elektros sklendės, kadangi nepageidavo klientas, nereikia, tai vat paprastai. Stumdomi vartai, gera automatika, itališka, Rodžeris. Įstrižainė, sutvirtina rėmą, gembė itališka, žodžiu, visos medžiagos tikrai kokybiškas, vartai ilgamžiai, tarnaus ilgai. Tai tiek, pasižiūrėkit, jeigu galvojate apie vidutinio tankumo rombą, tai vat jums geras pavyzdys, kaip viskas gali atrodyti. Dar pastebėjimui, aišku, čia buvo jau kitokia tvora numatyta, tai stulpai dėl to buvo ne tos spalvos nudažyti, buvo padaryti visi jau mūro darbai, tai mes prisitaikėm prie to, kas yra. Manau, kad gavos tikrai neblogai.